Sakoma, jog esame laiko įkaitai. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų turėjome gyvenime tų patirčių, momentų, kurie buvo geriausias mūsų gyvenimo laikas ir kurie nusako, kaip mes įsivaizduojame džiaugsmingą ir laimingą gyvenimą ir ko mes tikimės iš pasaulio. Bet kaip dažnai tie momentai patampa ne tik tai tuo, kas nusako, ko mes tikimės iš pasaulio, bet patampa tuo, ko mes iš jo tikimės. Kaip dažnai mes norime pakartoti gerąsias savo gyvenimo patirtis. Kad ta nuostabi praėjusi vasara vėl lauktų mūsų sekančiais metais su visais savo nuotykiais, kad naujieji metai būtų tiek pat siautulingi, kiek buvo praeiti, kad ta kelionė, tas renginys būtų tiek pat įkvepiantis, kiek buvo praeitieji. Taip yra su įvykiais, kurių aplinkybės dalinai yra tos pačios. Tai yra, būsimasis įvykis vyks tose pačiose laiko, erdvės ar žmonių konteksto aplinkybėse, kuriuose vyko praeitoji patirtis. Paprastai tie du įvykiai netgi turi tą patį pavadinimą. Kadangi būsimojo įvykio dar nėra, mes turime tenkintis tik tai jo viziją. Ta vizija pradedama konstruoti iš mūsų buvusių patirčių tose aplinkybėse. Ir taip, kažkur pasąmonėje mes pradedame projektuoti savo buvusias patirtis į ateitį ir laukti to, kas buvo. Kartais dienas, savaitės ar mėnesius mes esame motyvuojami savo praeities patirčių, tų didingiausių momentų. Jie mus veda pirmyn, jie mums suteikia energijos, bet paslapčia mes tikimės, jog jie įvyks. Ir taip mes gyvename visišką iliuziją. Kai tas momentas ateina, kažko labai trūksta, kažko nepakanka dėl to, kad mes nerandame tenai savo buvusių patirčių, užuot žvelgdami į tą įvykį naujai, tiesiogiai taip, koks jis yra. Tai yra, nepaisant to, kad jis vyksta tose pačiose aplinkybėse, jis yra visiškai naujas, su unikaliu turiniu ir mes nematome viso to, nes mes dairomės į savo nuotraukų albumą. Mes ieškome tenai praeities šūkių. Ir taip patiriame mini egzistencinę krizę, nes jų nerandame. Suprantame, jog visą tą laiką mes tikėjomės, jog įvyks tai, kas negalėjo įvykti. Mes gyvenome visišką iliuziją. Kadangi praeities pakartoti neįmanoma, tikimybė, jog visos aplinkybės identiškai atsikartos, yra beveik nulinė. Ir net jeigu jos atsikartotų, tai nebebūtų ta pati patirtis, kadangi tai nebūtų pirmoji patirtis. Taip dėja, bet net geriausi mūsų gyvenimo momentai yra amžiams uždaryti nuo potencialių mums patirti nutikimų. Ir kiekvieną kartą, kai mes vaizduojamės ateitį per praeities akinius, mes pražiopsime viską, kad tas naujasis momentas turi mums pasiūlyti. Kaip tas senolis, mes vaikštome po obelų sodą ir pernykščiuose lapuose ieškome savo jaunystės metų derliaus. Per savo nostalgiją pražiopsime viską, ką šis sezonas mums brandina. Bet kaip nebūti tuo senoliu? Kaip matyti ateitį kaip vedančią į priekį, bet neprojektuoti jos vizijos iš savo buvusių patirčių, kad jinai nežadėtų to, ko negali ištesėti. Pirmiausia, aišku, mes galime atkreipti dėmesį į savo viziją. Ir jeigu matome, jog iš tikrųjų prisimename savo buvusias patirtis, galime aktyviai galvodami apie tą viziją ją pakeisti. Vienas geriausių būdų yra duoti tam skirtingą pavadinimą, kadangi pavadinimai kaip vasara arba renginio pavadinimas yra jau turintis asociacijas su savo praeities patirtimis. Ir būtent dėl to, kai galvojame apie juos tais žodžiais, mes prisimename savo buvusias patirtis ir taip laukiame jas įvykstant. Bet jeigu duodame tam skirtingą pavadinimą, kaip pavyzdžiui 2019 arba liūto metai, mes matome tai kaip naują įvykį, kaip tokį, koks jis ir yra. Aišku, geriausia yra apskritai neturėti lūkesčių dėl ateities, o gyventi dabarties džiaugsmu. Bet jeigu jau kartais taip tenka, nepaisant to, kad mes dėja, bet negalime pakartoti geriausių savo gyvenimo akimirkų, mes galime tikėtis, jog ateitis turi kažką mums pasiūlyti, kadangi tos geriausios mūsų gyvenimo patirtis kažkada visiškai neegzistavo.
jos atėjo į mūsų gyvenimą naujai. Ir tai nebuvo mūsų praeities projekcija į ateitį, tai nebuvo sukurta mūsų, tai buvo padovanota aplinkos. Taip ir dabar mes esame lygiai tokioje pat situacijoje, kur ateityje mūsų kažkas laukia, kažkas galbūt labai gero. Mes nežinome, kas tai tiksliai bus, žinome tik tiek, kad tai nebus mūsų buvusios patirtis, bet suprasdami, jog ateitis visada turi ką pasiūlyti, mes galime žvelgti ją atviromis akimis. O savo prisiminimus, savo didžiausias gyvenimo patirtis dėja, bet turime užrakinti į prisiminimų skrynutę, kurią retkarčiais aplankome, apie ją kalbame, semiamės iš ten įkvėpimo, bet jokiais būdais nenorime pakartoti. O į ateitį žvelgiame tiesiogiai, kokia jinai yra. Tai yra dar neegzistuojantis reiškinys, bet turintis milžinišką potencialą. Ir jeigu mes būsime atviri, jeigu inicijuosime žaismą su tuo potencialu, jeigu nesivaikysime naujame įvyke savo praeities angelų, nekliūsime už jų šešėlių ir ateitis mums bus šviesi, taip niekada negalime tiksliai žinoti, kada pasaulis mums padovanos mūsų sekančią geriausią gyvenimo patirtį. Tai reikia inicijuoti, žaisti, nes ateitis visada turi ką pasiūlyti. Ir nauji angelai užgimsta mūsų gyvenime.